Dar vienas liudijimas. Kažkaip Arūnai. Jo, nieko nepabėg. Kažkaip, nežinau, nebuvo to, kad tau perspėt, tiesiog buvo viduje, kad tau nepasakyt, kad tu šiandien liūdys. Tai norėjęs basistą pakviesti, jisai turi liūdimą, nes negirdėjom šiandien dar tokių, Dievas jam didžiulis stebuklus yra padaręs, išgydęs ir tiesiog, aš labai noriu, kad paliūdytų į savo gyvenimą. Tai paplokim Arūnui, padrasinkime. Sveiki, mano vardas Arūnas, man 63 metai, 5. Gimiau Kaune, buvau geras vaikas, mylimas, gerai mokiausi, klausiau tėvų ir viskas su manim buvo gerai, bet sulaukus 13 metų tėvai išsiskyrė ir aš pajutau laisvę ir išėjau į gatvę, ten vyresni draugai visi pas mane buvo, ir prasidėjo suaugusio žmogaus gyvenimas ir trūko dienpinigių, ten mama duodavo ten bulkutėm į mokyklą, pradėjo trūkti, nes rūkyt pradėjau. Tai ką, iš kur gausiu tų pinigų, pradėjau plėšikauti. Aš Lietuvių gatvėje Kaune gyvenau, ten prie Kauko laiptų. Tai vakarai sėdavau plėšikauti, atiminėdavau rankinukus. Žodžiu, ten prie bačkų alaus laukdavau, kas pasigers, kad nukarosint pinigus. Tai taip sukausi ir apetitas kilo, tų pinigų vis daugiau reikėjo, pradėjau visokių, žodžiu, ten sugalvojau įsimaudyti Juodoje jūroje, nes Vytautas tai buvo prie Juodosios jūros, galvoju, aš irgi įsimaudysiu, sėdau į traukinį, nuvažiavau iki Maskvos, išalkau, nuvėjau į turgų, galvoju, pavalgysiu kažką, mane tam turgui milicija pagavo ir etapais grąžino namo, mamai, bet aš ten susipažinau su tokiu vyruku ir jis pas mane pradėjo vežioti kas mėnesį po kilogramą hašišo. Aš Kaune jį puikiai pardavinėdavau, buvo toksai dabar ten pantomimas teatras, anksčiau buvo Chlamkė tokia ten šokiai, tai o naktim būdavo orgijos, tai ten man buvo taškas tos, kur viską beveik iš manęs nupirkdavo. Tai tų pinigų aš turėdavau pas nežinau kiek, tai pradėjau, užsidėjau karūnos, ten visi asilai nemoka gyventi, aš čia vienas toks gudruolis. Žodžiu, ir gavosi taip, kad aš sėdau į kalėjimą, 10 metų gavau. Apie kalėjimą nepasakosiu, nes jau pasakota ir kas nebuvo, tai geriau nežinot. Ir grįžau po kalėjimo, žiūriu, visi draugai turi mašinas, namus, žmonas, buvo kioskiukų banga, kioskiukų turi visi, o aš čia vargšelis susitkutę. Grįžau, galvoju, parodysiu, kaip reikia suktis. Įsidarbinau į kailių fabriką, pradėjau vogti kailinius, Aleksoto turgus būdavo, jeigu kas nors iš kailio, tai ten mano pirštinės, ten kepurės, kailiniai, ten viskas eidavo. Ir pardavinėjau narkotikus, laikiau prostitutės, važinėdavau į Kaliningradą, veždavau gintarą, iš čia į Kaliningradą spiritą, iš ten gintarą. Ir sukausi ir nieko aš neuždirbau, nes pradėjau gert labai smarkiai.
dar grojau to pačiu restoranuose, vestuvėse. Ir supratau, kad papuoliau į alkoholio liūną. Tai mečiau tą muziką, žodžiu, ir bandžiau kažkaip tvarkytis, bet kasdien nebegėriau, bet į metus 3-4 kartus įkabindavau po porą savaičių, po mėnesį. Pragerdavau viską, ką turiu, su visais susipykstu. Girtas visiškas asilas pasidarydavau, visiškai kitas žmogus ir kabinėdavosi prieš žmonių, žodžiu, nes visiškas asilas būdavo girtas ir tai visai bandžiau ir kovoti, ir torpedą leidausi nuo gerimo, ir pas burtininkus, ir pas ekstrasensus, ir ką nedariau, ir viskas tik blogėjo. Blogėjo padėtis ir ten šeima, tai ten bijodavo pakelti ragelį, kai skambinu, nes, žodžiu, kankinosi žmonės per mane visi. Ir turėjau tokį draugą, Valerijų, jisai dabar yra mūsų veikliųjų žmonių bendrijos narys. Ir aš jį sutikdavau, taip mūsų Dievas suvesdavo kartą į savaitę, aš jį susitinku ir jisai man sako, tave Dievas myli, tada aš galvoju, normalus žmogus su dievais kalbasi. Aš jau po poros metų, jisai man kokius 3 metus terrorizuodavo taip kas savaitę. Aš jau jį pamatęs bėgdavau į kitą pusę gatvės. Ir vieną kartą jis mane girtą pagavo ir aš jam prižadėjau, kad ateisiu į veiklių žmonių bendriją, susirinkimą. Turėjau ateiti, prižadėjau. Pasiėmiau žmoną eidamas, galvoju, kažkaip drąsiau bus. Atėjom, vyrai sėdi, gieda giesmės, įtarimas, kad išgėrė, bet žiūriu, kad neliktai. Galvoju, sektų sektą, Valera, susitiksim Bušakės. Nes kur tu čia matėjai, kad normalų žmonės blaivi gieda giesmės, aš dar tokių giesmių niekad negirdėjęs ir matydavau per televizorių, kai ten negrai, ten visai ten šlovino viešpatį, bet čia gyvai. Nu ir irgi sukalbėjau Gilos meldą. Iš mandagumo pasilikau iki galo, galvoju, pabūsiu ir jau daugiau kojos mano čia nebus. Bet o taip, 11 metų niekaip neišeinu. Įtikėjau į Dievą ir esu labai laimingas žmogus. Aš dar kokius 3-4 metus tai lankiau tą bendriją, todėl kad man patiko su tais žmonėm būti, kad jie turi Dievą, jie laimingi, jiem viskas gerai. O paskui mane ešalonai nuodėmių velkas ir kad Dievas į mane atkreips dėmesį, tai aš net minčių tokių neturėjau, bet tiesiog atleisdavau laiką ir grot pradėjau vėl iš naujo su šitais vyrais. Ir atvažiavo toks Alanas iš Anglijos brolis. Važinėjom po Lietuvą ir Ignalinoje buvo mažai žmonių bankete tokiam kaip šitas. Ir jisai sako, gal dar kas norit maldos. Aš prisiminiau, kad astma sergu. 3 metukų kaime viešėjom, įkritau į šulinį ir man nuo to laiko astma. Jinai labai pas mane agresyvi ta forma jos ir ten prasilenkdavau su žmogum pasikvėpinusiu, tai iš karto priepuolis, o priepuolis kai prasideda, tai jeigu per 3-4 įkvėpimus nespėjau pasipuršti vaistų, tai tada jau ir nebepadeda tai vaistai. Tokį gabaliuką gauni įkvėpti. Ir, žodžiu, ir greitoji padėdavo. Tam toks buvo laikotarpis, tai į greitąją, kai skambina, tai pasako, tik adresą nereikia sakyti, nei kokių klausimų joje žinodavo. Ypatingai pavasariais. Nu tai va, tai prisiminiau, kad aš astma sergu. Ir jisai uždėjo ranką, ten pusę minutės kažką pakalbėjo. Ir viskas, sako, laisvas, išgydytas. Išgydytas. Grįžau namo, purkštuvėlis delne, atsiguliau miegoti.
kaip atsiguli, tie plaučiai dar subliūšta ir tada prasideda, prasideda trūkumas oro. Vieną naktį, antrą naktį, trečią, 10. Nėra to dusulio jokio, nejaučiu, galvoju, kas čia darosi. Aš nemoku be to dusulio gyventi, jau visą gyvenimą pragyvenęs. Į 9 aukštį užbėgau laiptais, nėra. Tai ką tai ir, ir įtikėjau aš į Dievą, kad Jisai mane irgi myli, kad ir tokį gavau sustiprinimą ir paskui dar turėjau išgydymą Palangoje irgi per veiklių žmonių šeimų konferenciją. Šeima buvo tokia iš Izraelio atvažiavus, jie irgi mūsų broliai ir aš rūkantis esu, tai sako, nuo priklausomybių, kas norit pasimelsti, kad atimti tas priklausomybės. Išėjau, aš mečiau tas cigaretės ant žemės, parašiau maldos dėl rūkimo, pasimeldė, bet besimelsdami, sako, kažkam blogai su regėjimu, su akim. Jie ten pasimeldė, sako, dabar jau gerai. O ten 500 žmonių, kas antram su regėjimu tikrai prastai. Ir aš savo ramus, jau grįžinėjau namo ir savo nerūkau, nenoriu rūkyti nieko. Iš ryto vedžioju šuniuką ir su Valerium irgi mes nuomavomės kartu kambarį. Vedžioju šuniuką, eina savo, kokių vaizdai, tokių gyvenime nematęs nei atvirukose niekur. Taip matau, kiaurai sienas. Ne kiaurai, bet tokia gyvatvorė. Man jinai būdavo anksčiau, tai tokia žalias lopas toks ir viskas, ir gyvatvorė. O ten lapeliai, gyslytės, ten ojetus, smėlis. Tokių vaizdų, tai paskui jau protas biškį tą vaizdą pakoregavo. Dabar jau normaliai matau, bet matau kaip snaiperis. Galiu pataikyti musytę. Išgydė viešpats man akis. Pas mane buvo, aš nemačiau su kairė akim. Mačiau tokį kaip per plėvelę, tokią ir diskomfortas vairuot būdavo, tai nuvėjau į klinikas, sako, reikia operaciją daryti. Pastatė eilę, pusę metų. Daugiau negu pusę metų ta eilė buvo ir po tos konferencijos aš galvoju, reikia nuveiti tą, vis tiek tokią eilę stovėjau, kaip čia dabar nenuveiti, jau atėjo laikas, nuvėjau, sakau, daktarė, sakau, aš viską matau, man nereikia. Jinai pastodino ant kėdės, skaidrės rodo, aš sakau, į dešinę, į kairę ten, sako, tu ką mintinai išmokai, sakau, jo, sakau. Per pusę metų, sakau, ir tą lentelę išmokau, ir Mendelėjevo išmokau lentelę, ir daugybos pasikartojau, sakau, viską moku. Bet jinai pažiūrėjo, sako, tau reikia operaciją daryti, pas mane lęšiukas atšokęs buvo, nuo sunkumo kokio ar nuo ko, nežinau. Prišaudė tą lęšiuką, ačiū Dievui, nieko nesugadino. Tai vat, ir dar vieną turiu labai išgydymą, patys svarbiausia. Tai su to mano gėrimu, tai aš sakau ir trumpindavau gyvenimą ir šeimai, ir draugam, ir visiems pažįstamėm. Tai ir vieną kartą užgėriau, jau būdamas bendryje, stipriai taip užgėriau ir susipykau su žmona, grįžau, atvažiavau pas mamą, pinigai baiginėsi, aš pas mamą, pamelšiau, galvoju, biškį, atsigausiu. Ir prisipirkau nakčiai degtinės, alaus, vyno ten, nes burna tai išdegus nuo degtinės, tai kartais norisi lengvesnio kažko, vynelio kokio. Ir atėjo naktis ir aš tiesiog jaučiu, kad stoja širdis ir nieko negaliu padaryti. Ir pašoku, taip su rankom maskatuojos, tol jinai kaip ir plaka. Tik tai sustoju ir viskas. Jaučiu, kad ir tokia baimė nežmoniška užėjo. Ir jaučiu, kad šakės viskas. Ir galvoju, pasimelsiu, žodžių nėra, atimti žodžiai visi. Tos maldos ir pradėjau giedot, balso savo net pažįstu, net įsigandau.
pragertas tas balsas, ten vos net 3 balsais vienu metu. Nu ir sakau, Dieve, išgelbėk, sakau, aš tau tarnausiu iki gyvenimo pabaigos ir leis kažkaip, žinai. Ir, nu ir ką, neatsimenu, kaip užmigau, atsikeliu iš ryto, pagirios tai tokios lengvesnės lyg, bet irgi buvo pagirios, bet jau minčių nebuvo, kad išgert reikia ir taip atėmė viešpats tą norą potraukį alkoholiui, dabar einu parduotuvėje pro alkoholio skyrių, tai kaip pro pampersus. Man visiškai vienodai rodo, kokia kaina, kiek kainuoja, koks pavadinimas. Jau dabar 8 metai tas visas mano džiaugsmas ir vis negaliu atsidžiaugti. Šlovė viešpačiui. Ačiū tau, Dieve.